Sūrių patiekimas 3 būdais. Papriką perpjauname pusiau ir kepame orkaitėje 15 minučių. Po to nulupame odelę ir pabarstame druska, pipirais, baziliku ir džiovintų raudonėlių. Pakepame ant keptuvės 2 minutes. Imame norimą formelę ir ruošiame sluoksniuoti. Pirmas sluoksnis – sūris. Antras – kepta paprika, po to vėl sūris, paprika ir taip toliau. Sluoksniuoti baigiame sūriu. Ant jo viršaus dedame mažą šakelę žalumos, petražolių, krapų ir gražgarstės. Sūris pamirkomas kiaušinio plakinyje, apvoliojamos smulkintose migdoluose ir kepamas gruzintuvėje 3-4 minutes. Patiekiamas karštas. Vynas nugarinamas. Po to pilame aviečių sultis, pakaitiname, dedame cukraus, žiupsnelį druskos ir sviesto su tirštinimu. Pistacijų riešutai padžiovinami ir susmulkinami. Graikiški riešutai pakepinami, nulupama odelė. Iš sūrio ruošiamas kubo formos gabalėlis su graikiškų riešutų įdaru. Kubo formos sūris apvoliojamas smulkintose pistacijų riešutuose ir dekoruojamas sveiku riešutėliu. Tiekiamas šaltas su džiovintų abrikosų džemu.